Sveiki, esu profesorė Indrė Lapinskaitė. O aš docentė Vaida Šerevičinė. Tvarumo centre kartu dėstysime Darnaus vystymosi matavimą ir vertinimą organizacijoje. Šis kursas apie darnaus vystymosi rezultatų matavimą ir vertinimą organizacijoje. Kviečiame visus, ne tik organizacijų, verslo institucijų atstovus dirbančius darnaus vystymosi srityje, bet ir visus, kurie norėtų pagilinti savo žinias, praplėsti akiratį tvarumo srityje. Kodėl pasirinkti šį kursą? Nes darnus vystymasis yra pati didžiausia pridėtinė vertė organizacijai. Netikite, ateikite, įsitikinsite. Be to, jau nuo 2025 metų dalis įmonių turės teikti tvarumo ataskaitas pagal naują Europos tarybos atskaitomybės standartą. Ir pagal Europos tarybos patvirtintą tvarką, kasmet ši ataskaita bus privaloma vis didesniam įvairių įmonių ratui.